Sveiki, esu istorijos mokytoja Laura Valantė ir kviečiu Jūs į dar vieną istorijos pamoką. Tiksliau, į dar vieną labai įdomų ir įtraukiantį istorijos įvykį – į didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Tai sudėtingas istorijos įvykis ir jį būtų galima analizuoti iš įvairių perspektyvų. Visgi veiksmas vyko ilgą laiką ir būtų galima gilintis ne tik į kiekvienų metų eigą, bet ir į kiekvieno mėnesio niuansus. Tačiau mano pamokos visų pirma tiems, kurie ruošiasi istorijos egzaminui. Ne tiems, kurie domisi tiesiog kažkokiais įdomiaisiais istorijos faktais arba kažkokia pseudo istorija, bet tiems, kurie kartoja esmę konkrečia tema, kuri mokykloje istorijos pamokose jau buvo analizuota, būtent prieš egzaminą. Taigi, ką svarbu prisiminti prieš egzaminą apie didžiąją prancūzų revoliuciją, mums primena ir egzamino programoje sudėlioti dalykai. Žvilgtelėkim, ką ten randam iš revoliucijos. Šis punktas iš egzamino programos. Taigi reikėtų prisiminti ir pasikartoti. 1789 m. Prancūzijos revoliucijos priežastis ir raidos ypatybės, žmogaus ir piliečių teisių deklaracijos idėjos ir jų reikšmė, Jakobinų diktatūra ir Maksimilijano Robespiero vaidmuo, revoliucijos rezultatai. Kad sklandžiai įsivažiuotumėm į revoliucijos kontekstą, visų pirma priminsiu Jums keletą dalykų, kokia yra Prancūzija revoliucijos išvakarėse. 18 amžiaus pabaigoje Prancūzijoje daug gyventojų. Kiek dabar Prancūzija turi gyventojų? Apie 70 milijonų. Tiek tam laikmečiui nėra, bet kaip 18 amžiui tai tikrai nemažai. Apie 26 milijonus gyventojų. Prancūzija yra tipinė absoliutinė monarchija, o valstybę valdo karalius, absoliutus lyderis Liudvikas XVI. Jis valstybę valdo nuo 20, tad revoliucijos išvakarėse jau 15 metų, nes karaliui yra 35. Karalienė Marija Antuanetė, Habsburgų palikuonė iš Austrijos. Prancūzijoje klesti kultūra, architektūra, menas, dailė, literatūra, bet už gražaus fasado iš tikrųjų nėra taip gerai, kaip gali pasirodyti. Visiškas viduramžių paveldas yra, kai galvojame apie visuomenės sudėtį. Visuomenė yra suskirstyta į 3 luomus – dvasininkai, bajorai ir trečiasis luomas visi kiti žmonės. Ir tų žmonių, trečiojo luomo žmonių, iš 26 milijonų yra net 98%. Tie žmonės nori lygybės. O kadangi karalius mėgo gyventi prabangiai, kitaip juk ir būti negali, puotos, rūmai ir visa kita, tam labai reikia pinigų. Žmonės slegia tikrai didžiuliai mokesčiai. Bažnyčiai 10, mokestis už važiavimą per tiltus, naudojimasi krosnimi ir daug įvairiausių kitų mokesčių. Nieko nestebino badas, dažno valstiečio šeimoje, tai labai dažnas svečias. Prancūzija tuo metu įsivelia į karus, prarado savo kolonijas Indijoje, Šiaurės Amerikoje, taigi tokia Prancūzija revoliucijos išvakarėse. Visi tie Prancūzijai būdingi dalykai prieš revoliuciją jau leidžia labai aiškiai sukonkretinti ir įvardinti revoliucijos priežastis. Pirmoji – tai Liudviko XVI vykdyta politika. Antrąją labai taikliai ir iškalbingai atspindi ši karikatūra. 2% gyventojų vaizduojami viršuje, tai dvasininkai ir bajorai, o trečias luomas apačioje. Jų padėtis tikrai labai iškalbinga. Tie žmonės nori lygybės. Trečioji priežastis – tai švietėjų idėjos. Praėjusioje pamokoje aptariau apšvietą. Jeigu nematėte tos pamokos, tikrai labai rekomenduoju pažiūrėti. Primenu Jums, kad didžioji dalis švietėjų yra prancūzai, taigi jie rašo ir kalba prancūzams puikiai suprantama jų gimtąja kalba. Tai inspiruoja prancūzus. Atkreipia dėmesį į tuometinę situaciją, kurią mato išsilavinę žmonės, kurie nori pokyčių. Ketvirtoji labai svarbi priežastis yra ta, kad Prancūzija nuolat įsivelia į karus, o karai pareikalauja tikrai labai daug resursų. Primenu Jums, kad Prancūzijoje tuo metu nėra jokių įstatymų, nėra konstitucijos, nėra apibrieštų žmogaus pareigų ir teisių.
Prie viso to prisideda dar ir sausros metas, nederliaus metas. Reikia mokėti mokesčius, o nėra iš ko jų mokėti. Tai užveda ir taip nusivylusius prancūzus. Keliaujame prie veiksmo. Taigi, kaip prasideda revoliucija? 1789 metais, gegužės mėnesį, karalius Liudvikas XVI sušaukė generalinius luomus. Tai tokia patariamoji taryba. Įdomu tai, kad tie luomai nebuvo šaukti nuo 1614 metų. Na, ilgą laiką. Tai jau tikrai. Taigi, kas karalių privertė sušaukti luomus? Netikėta noras padidinti mokesčius. Tik bėda bėdelė yra ta, kad susirinkę tie generaliniai luomai pradeda svarstyti valstybės pokyčius, kaip pakeisti tuometinę nusistovėjusią situaciją ir Prancūzijos santvarką. Trečio luomo deputatai išeina iš generalinių luomų, jie pasiskelbė nacionaliniu susirinkimu, vėliau steigiamuoju susirinkimu ir sutarė prisiekė nesiskirstyti tol, kol bus priimta Prancūzijos konstitucija. 1789 m. Liepos 14 d. yra užpuolama Bastilija, kalėjimas. Bastilija tai yra absoliutizmo simbolis ir Liepos 14 d. kiekvienais metais prancūzai švenčia. Tai Bastilijos paėmimo diena, nacionalinė šventė Prancūzijoje. Jūsų dėmesį noriu dar atkreipti į revoliucijos chronologiją. Su pradžia viskas aišku, 1789 metai. O labiau pasigilinę revoliucijos pabaigą galite rasti dviejopą, arba 1794 arba 1799 metai. Pakomentuoju, kodėl taip yra. Tas laikas nuo 94 iki 99 tai laikas, kuomet valdžioje yra direktorija. Apie ją dar kalbėsiu. Taigi tas laikas kartais priskiriamas revoliucijai, o kartais ne. Visgi dažniau priskiriamas. Ir revoliucijos chronologija 1789–1799 metai. Revoliucija yra skirstoma į 4 etapus. Svarbu juose susigaudyti. Pakomentuosiu, kas kiekvienam etapui yra būdinga. Pirmas etapas 1789–1792 metai ir keli jam būdingi bruožai. Pirmiausia, žinoma 1789 metų Liepos 14 diena. Revoliucijos pradžia. Užimama Bastilija. Po Bastilijos šturmo absoliutizmas nustojo egzistavęs. 1789 metų rugpjūtį priimama žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Dokumente buvo suformuotos pagrindinės būsimosios konstitucijos nuostatos. Šį dokumentą kiek vėliau aptarsiu detaliau. Dar vienas įvykis būdingas šiam etapui – tai sankilotų žygis į Versalį. Sankilotai tai revoliucijos metu revoliucingai nusiteikusi Paryžiaus varguomenė. 1789 metais 10 000 sankilotų patraukė į Versalį. Ten buvo karaliaus rezidencija. Karalius buvo jėga atgabentas į Paryžių. Jis rašė laiškus, tikėjosi pagalbos iš Austrijos, Prūsijos, o 1791 metais Liudvikas XVI nusprendė slapta bėgti iš Paryžiaus į Vokietiją. Prancūzai atpažino karalių ir jėga grąžino į Paryžių. 1791 metais rugsėjo mėnesį buvo priimtas dar vienas labai svarbus dokumentas – Prancūzijos konstitucija. Apie konstituciją, kaip ir apie žmogaus ir piliečio teisių deklaraciją, dar pakalbėsiu plačiau. Karalius prisiekė konstitucijai. Tai svarbiausi pirmajam revoliucijos etapui būdingi dalykai. Antras etapas 1792–1793 metai. Jį galime pavadinti respublikinio valdymo etapu. Kas jam būdinga? Prancūzija įsivelia į karus su Austrija, Ispanija, Olandija, Didžiąja Britanija. Karalius taip pat pritarė dėl karo, nes manė, kad tai privers revoliuciją trauktis. Tačiau įstatymų leidžiamasis susirinkimas
Karalių nušalino nuo valdžios. Valdovas su savo šeima 1792 metais uždarytas į kalėjimą. Įstatymų leidžiamą į susirinkimą pakeitė nacionalinis konventas. Pirmasis jo žingsnis – panaikinti monarchiją. 1792 metais Prancūzija paskelbiama respublika. Vyksta jakobinų ir žirondistų kova dėl valdžios. Jakobinai ir žirondistai – tai politinės grupuotės. Jie ypač nesutarė dėl karaliaus likimo. Žirondistai neneigė kaltinimų, bet prieštaravo dėl aukščiausios mirties bausmės. Svarstomas karaliaus likimas. Karalius buvo apkaltintas išdavęs respubliką ir nuteisiamas mirti. 1793 metais sausio mėnesį karalius yra giljotinuojamas. Keliaujame į trečiąjį etapą. 1793 metų birželis, 1794 metų Liepa. Jam būdinga jakobinų diktatūra. Jakobinai – tai Prancūzijos revoliucijos metu susikūrusio politinio klubo nariai. Keli etapo bruožai. 1793 metų pavasarį ir vasarą vyko Vandėjos sukilimas. Vandėja – tai Prancūzijos departamentas šalies vakaruose. Kunigų skatinami valstiečiai reikalavo atkurti monarchiją. Jakobinai žiauriai numalšino sukilusius Vandėjos valstiečius. 1793 metų birželio mėnesį prastuomenė apsuko konventą ir privertė pašalinti iš jo žirondistus. Valdžia atiteko jakobinams, patvirtinta nauja jakobinų konstitucija. Konventas įvedė revoliucinį valdymą, vadinamą jakobinų diktatūrą. Kraštą siaubė teroras, o žymiausias jo veidas – Maksimilianas Robespieras. Vienas iš jakobinų vadovų karštai reikalavo taikyti mirties bausmę. Mirtimi nuteisiama apie 50 000 prancūzų, dar daugiau buvo įkalinama, visos mirties bausmės viešos. 1794 m. Liepos 27 dieną arba Termidoro 9, Termidoras tai pagal senąjį Prancūzijos kalendorių Liepos mėnuo, įvyko perversmas konvente. Daugumai nutarus, Robespieras ir jo šalininkai pašalinti iš valdžios. Robespieras dėl padarytų nusikaltimų pats buvo giljotinuotas. Čia galime prisiminti vieną revoliucijos metu atsiradusi posakį – revoliucija kaip Saturnas ryja savo vaikus. 1794 pasibaigė jakobinų vykdytas smurtas, o 95 Nacionalinis konventas paskelbė naują konstituciją. Įstatymų leidžiamoji valdžia atiteko 500 tarybai, o vykdomoji – direktorijai. Taigi ir laikas nuo 1794 iki 99 vadinamas direktorijos valdymo metais. Keli momentai, kurie jam būdingi. Žinoma, situacija nebuvo tokia įtempta kaip jakobinų valdymo laikais. Nebuvo tiek smurto, bet politinė suirutė buvo akivaizdi. Ypatingai politinių grupuočių įtaka valdžioje, politinis ir ekonominis nestabilumas. Direktorija norėjo įgauti daugiau funkcijos, daugiau galios ir bandė iš įstatymų leidžiamosios valdžios vis perimti tam tikras funkcijas į vykdomąją valdžią. Tai nutraukė 1799 metais Napoleonas Bonapartas įvykdydamas perversmą. Ir laiką nuo 1799 metų galime vadinti Napoleono Bonaparto epocha. Bet žinoma, apie jį ir apie tą laikmetį kitose mano pamokose. Šioje pamokoje tiek. Tai pirmoji pamoka apie didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Bus ir antroji, kurioje aptarsiu revoliucijos metu priimtus dokumentus, karaliaus giljotinavimą ir žinoma, kas yra buvę apie revoliuciją ankstesnių metų istorijos valstybinio brandos egzamino užduotyse. Taigi kviesiu nerti į revoliucijos pratęsimą jau greitai. Iki!